Šiandien žiniuose. Pastaruoju metu plinta reklamos, kurios labai užknisa žmonės. Kita rubrika. Šiandien mūsų žurnalistė paklausinė žmonių, kiek kainavo jų aprangos. Ačiū, kad perdavai žodį. Na ir matau vieną žmogų ten, kuris kaip tik juda link mūsų. Tai tuoj paklausime, kiek kainuoja apranga. Atsiprašau, labai atsiprašau, kiek kainavo jūsų apranga? Aš negaliu dabar kalbėti. Man reikia išgelbėti karalių. Man per mažai moka. Tai šiandien, kaip atspėjote iš pavadinimo turbūt ir iš mano intro, aš kalbėsiu apie žaidimą, kuris turbūt daug ką užkniso su savo reklamomis. Jeigu žaidžiate kokius nors mobiliuosius žaidimus, kurie turi reklamos, tikrai esate matę bent vieną reklamą šito žaidimo. Tai šiandien aš kalbu apie Royal Match. Tai žaidimas išleistas 2021 m. vasario 25 dieną. Galimai. Nesu įsitikinus visą informaciją, kurią aš sakau, nes dalis tos informacijos yra iš Wikipedijos ir kita dalis tos informacijos yra iš dar labiau nepatikimų svetainių. Bet filmavimo dėliai galime apsimesti, kad ši informacija yra bent iš dalies teisinga. Nes kad ir koks populiarus šis žaidimas yra, apie jį kažkokios populiarios ir patikimos svetainės nerašo. Žinoma. Šį žaidimą sukūrė ir išleido turkų kompanija, kuri įsikūrė 2019 metais pavadinimu Dream Games. Tai kompanija, kuri buvo šviežiai susikūrusi, nes 2 metų kompanija yra švieži kompanija. Sukūrė vieną iš populiariausių dabar esančių mobiliųjų žaidimų. Įdomu. Šiam žaidimui sukurti buvo naudojama Unity. Unity naudoja labai daug mobiliesiam žaidimams sukurti. Šis žaidimas prieinamas iOS. Aš nežinau, ar taip sako. Aš sakau iOS. Android. Tai per Google Play, Amazon, App Store ir Galaxy Store. Visur, žodžiu. Pasak Wikipedijos, 2023 metais, Liepos mėnesį, šis žaidimas buvo vienas iš labiausiai augančių pajamų srityje, pinigus, kuriuos gauna, ir pagal Wikipediją pasiekė $2 milijardus per metus. 2 milijardus per metus? Kas mėnesį šis žaidimas turi apie 55 milijonus aktyvių vartotojų. Na, čia aišku Wikipedija rašo, bet bent jau pagal atsiuntimų skaičių, aš tik Google Play žiūrėjau, labai daug atsiuntimų. Netgi pliusiuką rašo gale, nes neparašo tiksliai. Tačiau aš radau statistiką, kuria irgi negalima pilnai pasitikėti. Šis žaidimas per šiuos metus iki, nežinau, nepasižiūrėjau datos, dabar tikrai nežiūrėsiu, bet, ne per pilnus metus, uždirbo $597 milijonus. Tai gal ir įmanoma, kad jie 2 milijardus uždirba, nežinau. Nežinau. Ir pagal šią statistiką, kurią pilnai negalim pasitikėti. Aš beje, žinoma, kad pasirašius Word dokumentą visą, šis žaidimas uždirba daugiau nei mobilioji versija Roblox, Candy Crush, Coin Master ir Genshin Impact. Ir šis žaidimas su pajamų skaičiumi beveik siekia PUBG Mobile. Jam trūksta tik 2 milijonų. Pilnai negalima pasitikėti šią statistiką, bet aš per kitas nepatikimas, aišku, irgi svetainės ėjau. Visur labai panašiai rašo. Kai kur net rašoma, kad Royal Match pralenkė PUBG Mobile. Aš nežinau kaip jūs, bet aš esu paprasta PUBG Mobile mėgėja, kuri vieną kartą į metus savaitę pažaidžia, tada ištrina ir laukia kitų metų. Bet aš tikrai žinau, kad šis žaidimas yra populiarus. Ir bent jau jame, kas labiau įsigilinę tam žaidime, tikrai yra kur išleisti pinigų. Tai tas faktas, kad šis žaidimas pralenkė arba beveik siekia PUBG Mobile pajamas, gaunamas iš pirkėjų, kažkas nerealaus.
Royal Match, nekalbant apie PUBG Mobile, nes šie žaidimai yra visiškai nepanašus, bet jeigu jūs nežinot apie šį žaidimą, arba esat matę tik reklamose, kurias surodžiau, tai gal atpažinot, šis žaidimas yra toks kaip Candy Crush, tokio tipo. Ir Candy Crush buvo galiūnas, monstras tokių tipų žaidimų. Tačiau jis kažkiek jau baigė savo erą, vis tiek ne visiškai, nes toj statistikoje bent jau vis dar yra. Visi puikiai žinome, kad tai yra labai mėgiamas babučių žaidimas ir tikrai dauguma iš mūsų esame matę, kaip mūsų mokytoja per pamokas arba per kompiuterį arba per telefoną yra pasijungus ir žaidžia, kapoja Candy Crush'ą. Bet panašu, kad Royal Match yra naujasis galiūnas. Candy Crush'ą jau buvo pralenkęs Gardenscapes 2020 metais, bet dabar žiūrint į statistikas, Gardenscapes populiarumas nukrito ir aš turiu idėją, kodėl. Panašu, kad jau buvo momentas, kada jie pradėjo prarasti vartotojus, taip sakant, ir tada jie pradėjo kurti tuos netikrus ads, netikras reklamas. Ir manau, kad gali būti, kad daugam tai sugadino, nes jie bandė pritraukti daugiau žmonių, bet pavyzdžiui, man asmeniškai, aš anksčiau kažkada žaisdavau Gardenscapes, bet tos reklamos žiauriai nervina ir Gardenscapes daro tokį dalyką, kur turbūt, kad negautų bylos dėl melagingų reklamų, jie turi panašius levelius, kaip rodo reklamose, kas kažkiek levelių. Nežinau kiek, man atrodo, skaičius nėra nustatytas. Tai Gardenscapes jau nušluotas buvo. Candy Crush'as vis tiek išliko. Bet ar Royal Match bus naujas šio tipo žaidimų galiūnas? Įdomu, pamatysim. Ar jis taip pat nukris po kiek laiko, ar išliks? Nes Candy Crush tikrai daug metų yra vienas iš populiariausių žaidimų. Kalbant apie jų uždirbį, paminėjau kiek statistikoje, bet statistika nėra visų metų, tai negalim būti įsitikinę, kad Wikipedia nėra tiksli. Tačiau radau dar vieną svetainę, kuri minėjo, kad nuo to, kai pasirodė Royal... Kaip vadino žaidimus? Nuo to, kai pasirodė Royal Match, uždirbo tik 1,1 milijardą, bet aš nepasižiūrėjau datos to straipsnio, tai ir neieškosiu dabar vėl. Tai va, tai aš nežinau, bet galimai jie uždirba 2 milijardus per metus. Dar vienas neįtikėtinas dalykas apie jų finansus. Ši kompanija, šviežia kompanija, kuri susikūrė 2019 metais, jau dabar jinai yra nelabai šviežia, bet kai sukūrė žaidimą 2001 metais, jinai buvo labai šviežia. Tai aišku, kad žaidimą sukurt turėjo prieš išleidimą žaidimo. Tai kažkiek laiko užtruko žaidimą išleisti, tai jie buvo dar šviežesni. Bet jie finansavimo gavo 57,5 milijonus dolerių. Šviežia kompanija, kuri nieko kito sukūrus nebuvo, gavo 57,5 milijonus finansavimo. Tiesiog. Kažkaip, aš nežinau, kažkas iš kūrėjų gal įsisuko, bet kaip taip turėjo perteikti savo planus ir idėjas, kad juos finansuotų. Nežinau. Gal tai nėra keistas dalykas, bet man tai yra keistas dalykas. Aš minėjau, kad jie nieko nebuvo sukūrę, tai tuo metu jie nieko nebuvo sukūrę daugiau. Bet po to, kai išleido Royal Match, jie sukūrė dar vieną žaidimą Royal Kingdom, kuris panašu, kad neišpopuliarėjo ir buvo nesėkmė. Pasirodo, aš dabar pasižiūrėjau Google Play, šis žaidimas gavo update Liepos mėnesio pabaigoje, bet jisai nėra toks populiarus, daug mažiau downloads, bet jis nėra available Lietuvoje. Šį žaidimą aš radau paguglinus Dream Game, jį meta prie pat Royal Match. Aš skaičiau kažką, kad ir Royal Match pirmiausia buvo išleistas, man atrodo, Anglijoje ir dar kažkokioje šalyje. Tai gali būti, gal tose šalyse Royal Kingdom egzistuoja. Tai jų svetainė. Keistas dalykas, kurį aš pastebėjau nuėjus į jų svetainę, tai kad jie ieško daug darbuotojų. Ir aš nesu kažkokia žaidimų kūrėjų specialistė. Bet darbuotojai, kurių jie ieško,
panašu, kad visi, kurių reikia žaidimui sukurti vos ne, labai daug darbuotojų ieško, kas tikrai yra labai keistas dalykas, nes jeigu jau toks sėkmingas žaidimas ir tiek daug uždirba, tai kodėl tada visi išėjo iš darbo? Taip pat svetainėje ir nerasi nieko paminėto apie Royal Kingdom. Daugiau svetainėje nieko ypatingo neradau. Aišku, jie turi ten Terms of Use, kur gali pasiskaityti ir žinoma, kad jie renka informaciją, bet kas šiais laikais nerenka informacijos? Visos programos renka informaciją. Aš pakalbėsiu apie Frozen filmukas, Frozen movie, Frozen 2. Man per TikToką kitą kartą, kai atsidarysiu, išmes editą Olafo. Oh, look at that. I've been impaled. Šiais laikais viskas renka informaciją, tai aš šiek tiek praskaičiau, bet kažko keisto tokio, kur kitos programos neradau. Tai kadangi jų svetainėje nieko įdomaus nebuvo, aš nusprendžiau nueiti į jų socialinius tinklus. Panašu, kad kiek jie ten yra įdėję savo socialinių tinklų, jie visur kelia tuos pačius postus, tai aš nusprendžiau pasižiūrėti per Facebooką, nes man buvo patogiausia ir aš radau vieną dalyką. Jų naujas strategas yra Edwin Catmull. Edwin Catmull, bent jau pagal Wikipediją, yra buvęs Pixar prezidentas. Ir jis yra šios kompanijos naujas strategic advisor. Pixar! Žino tą kompaniją, kur lempa ten sutraiško raidę, kur filmukus kuria? Žino tą kompaniją? Aš spėju, kad žinot. Kaip? Aš nežinau. Kaip jisai yra dabar Royal Match kūrėjų strategas? Įdomu, tikrai įdomu. Taigi, kodėl Royal Match taip išpopuliarėjo? Bet aš prieš gilinantis į šitą visą dalyką neįsivaizdavau, kad jis antiek populiarus yra. Tai žinoma, kad reklamos prisideda. Ir dar vienas įdomus dalykas, kurį aš radau. Aišku, aš nepatvirtinau viso šito, ką radau. Bet iOS vartotojų daugiau yra šio žaidimo nei Android. Kas yra, nežinau, įdomu, keista. Aš nežinau, gal per Apple daugiau reklamų turi. Tai reklamos. Reklamose ne vieną kartą pasirodė įžymybių. Tokių mažesnių įžymybių buvo, kur aš nelabai žinau. Bet vieną, kur aš pamačiau pati savo akimis, žaisdama kitą žaidimą ir man išmetė reklamą. Zoe Perry. Žinot serialą Young Sheldon? Žinot Young Sheldon mamą ten? Ta aktorė reklamavo Royal Match. Ir dar labiau įžymesnis žmogus – Simon Cowell. Turbūt nemažai iš jūsų žinote, kas jis yra, jeigu esate žiūrėję blogas X Factoriaus kompiliacijas. Simon Cowell, tas teisėjas, kur būna ten visokiose talentų šou ir X Factoriui. Jo, tas. Ir esmė tame, kad su Zoe Perry reklama tikrai ganėtinai lieva buvo. Prastos kokybės. Bet su Simon Cowell buvo pasistengta padaryti tą reklamą. Ir aš nesuprantu, kodėl, kiek sumokėjo jam, man įdomu. Kiek jam sumokėjo. Nes aš manau, kad jisai imtų tuos visus 2 milijardus. Aš tik spėju. Šiaip yra labai juokingų spekulacijų. Aišku, turbūt dauguma iš jų juokauja, kad Simon Cowell ten yra tiesiog AI generated. Kas yra įmanoma. Jis pats atrodo kaip AI generated. Tai turbūt išpopuliarėjo per reklamas, bet irgi įdomu, kaip tiek išpopuliarėjo. Tai kodėl aš tiek daug kalbu apie šį žaidimą, lyg aš kažką įtarčiau blogo apie jį. Jis juk nemokamas ir pats neturi reklamų. Tai kas su juo negerai? Ar iš vis yra kas nors negerai? Tai žinoma, kad man reikėjo pačiai pamatyti savo akimis ir atsisiųsti šį žaidimą ir jį išbandyti. Tai aš jį atsisiunčiau. Reklamų iš tikro nėra šiam žaidime. Nemeta jokių reklamų. Bet žinoma, pirmas dalykas. Šis žaidimas nėra toks kaip reklamos. Bent jau kaip dauguma iš reklamų. Tos reklamos, kur vargšas karalius, išgelbėkime jį ir ten kažkoks drakonas įvyjasi, reikia jį išgelbėti. Yra tokių levelių. Jie padarė tokį patį dalyką kaip Gardenscapes, kad negautų bylos dėl melagingų reklamų. Būna kas kažkiek levelių. Aš bandžiau skaičiuoti, bet tikrai labai nereguliariai tie leveliai būna. Tie leveliai tikrai nėra
tokie kaip tos reklamos. Jie yra šiek tiek kitokie. Net ne šiek tiek. Būna ten levelių, kur laikas spaudžia, bet nebūna visiškai kaip reklamos, dažniausiai tiesiog turi padaryti, kad vanduo nubėgtų, kad užgesintų ugnį. Reklamose taip pat Reklamose taip pat minima, kaip aš dariau, praeina žmogus ir ten paklausia ir sako, neturiu laiko, turiu išgelbėti karalių. Ir tada paklausia, kas bando nužudyti šitą karalių? Tai niekas. Niekas. Mano atsakymas yra niekas. Apie tai nieko nėra pačiam žaidime. Patys tie leveliai, kurie yra kaip tos reklamos, vadinasi King's Nightmares. Lietuviškai karaliaus košmarai. Tai tiesiog yra košmarai, kuriuos jis sapnuoja. Tai va, dar viena apgaulė, bet nepakankamai apgaulė, kad galėtų bylą gauti iš to. Aš viską kalbu teoriškai. Jeigu yra kažkokių, nežinau, atstovų Lietuvoje šio žaidimo. Aš kalbu teoriškai, čia viskas yra hi-hi-ha-ha, čia viskas hipotetiškai, viskas teoriškai. A little longer than a few minutes later. Tai kas mane įtraukė į šį žaidimą? Tiksliau, apie jį ieškoti visos informacijos. Aišku, reklamos, nes jos mane labai užkniso, bet aš buvau užsispyrus ir aš sakau, ne, aš iš principo neatsisiųsiu šio žaidimo, bet tada sugalvojau video nufilmuoti. Ir taip pat video nufilmuoti mane, taip sakant, paspyrė atsiliepimai šio žaidimo. Nes aš, aišku, kad aš pačius blogiausius žiūrėjau. Geriausi dažniausiai yra tiesiog botai. Tai kokia esmė? Tai paskaičius blogiausius atsiliepimus, aš atradau, kad daug žmonių teigia, kad šis žaidimas naudoja tokią taktiką, kad įtrauktų tave ir tada leveliai pasidaro tokius sunkus, kad tu turėtum išleisti pinigus, kad juos pereitų. Tai aš įsikėliau 2 teorijas. Tokios 2 teorijas, kur 2 galimybės iškėliau. Pirma teorija, kad šis žaidimas iš pradžių bus toks sunkus. Ir antra teorija, kad šis levelis pasidarys sunkus maždaug po 100 levelių, kad įtrauktų tave ir tada tu labiau norėtum išleisti pinigus ant to žaidimo. Kaip minėjau, šitas žaidimas kaip Candy Crush ar Gardenscapes. Prie šių žaidimų aš esu pratus, aš esu jos tikrai žaidus. Aišku, šitos visos teorijos ir taip toliau pasitvirtinti gali dėl to, kad gal aš durna ir nemoku žaisti žaidimų. Bet aš, taip sakant, turiu patirties su šiais žaidimais. Tai aš žaidžiau labai daug. Per savaitę pasiekiau 159 levelį ir daugiau. Šitam leveliui pereiti man prireikė 14 kartų. Štai galit matyti kai kurios iš mano failų. Visų jų nenufilmavau, dėl to, kad mano telefonas ir taip perkimštas jau buvo screen recordais šito žaidimo. Be power-ups aš turbūt būčiau neperėjus šio levelio. Tuo metu aš užsirašiau, bet nematau jokios problemos, nes yra eventų visokių, yra kortos kaip Coin Mastery, iš kurių ten surenki ir gauni prizus, ir pakankamai gauni tų power-ups, kad tu galėtum pereiti. Žaidžiau toliau ir pasiekiau 194 levelį. Ir jis nebuvo vienas iš tų pasunkintų levelių. Ir jis buvo sunkus, užtruko, kol perėjau, reikėjo power-ups. Ir aš tuo momentu supratau, kad kokie pastarieji 20-30 levelių visi buvo tokie. Kad ir nebuvo ten parašyta, kad jie sunkus ar labai sunkus. Aš nežinau, kaip dabar yra, bet kiek prisimenu, kai žaisdavau Gardenscapes ir Candy Crush, dažniausiai sunkus leveliai ir būdavo tie, kurie yra pažymėti sunkus leveliai ir juos tikrai reikėdavo kartų, kad pereitum, bet tikrai nebuvo taip dažnai kaip šitam žaidime. Tai aš supratau, kad mane labai užkniso šis žaidimas ir mane labai nervina šis žaidimas. Ir aš gal dar perėjau porą levelių, bet kiekvienas iš tų levelių, kad ir nebuvo pasunkinto lygio, buvo sunkus pereiti. Ir buvo realiai neįmanomas pereiti be power-ups. Nebent ten jau kažkaip sėkmingai iškrenta visi tie dalykėlį. Tai žinant šį dalyką, kad po maždaug 150 levelio leveliai tikrai pasidaro sunkus, net jeigu ir jie nėra aprašomi kaip sunkus, galima teigti, kad jeigu išnaudoji visus power-ups, reikia išleisti pinigų, kad pereitum toliau. O ką aš buvau pirmiausiai parašęs, tai
yra ganėtinai paprastas žaidimas, kaip ir Candy Crush, kaip ir Gardenscapes, šiek tiek palavina tavo smegenis, bet nėra nieko ypatingo ir tikrai gali suvilioti žmonės ir žmonės gali tai pamėgti. Na, tai mano teorija antra, kaip ir pasitvirtino, tik ne po 100 levelio, o maždaug po 150 levelio pasidarė taip. Tai svarbiausias klausimas, ar tai apgaulė, ar tai geras žaidimas? Mano manimu, tai yra apgaulė, nes ypač reklamose, aišku, nekalbant apie apgaulingiausią dalį, aš manau, kad reklamos įtraukia ypač vaikus turbūt prie šio žaidimo, nes ryškios spalvos ir taip pat naudoja tokią taktiką kaip atjautą. Visur ten dažnai būna, kad turi išgelbėti karalių ir tu gali geriau pasijausti ir gali pasijausti kaip herojus, jeigu tu jį išgelbėjai. Ir ypač dauguma mažų vaikų turi tą atjautą ir manau, tai naudoja kaip taktiką įtraukti žmonės. Ir gal turbūt yra labai malonių žmonių, kurie taip pat turi atjautą. Ir tai gali traukti. Kad ir kaip tai skamba nerimtai, vis tiek kažkaip tai sužaidžia su mūsų sąžine. Ir aišku, banalybė, bet turim pripažinti tą faktą, kad tie, kurie žaidžia žaidimus, bent šiek tiek yra priklausomi nuo jų. Ir manau, kad šis žaidimas puikiai tai panaudoja, nes yra tiesiog paprastas žaidimas, kurį gali pasijungti bet kada, kai reikia kažko laukti, ar kai žiūri kokį video ir gali jį žaisti. Ir aš manau, kad jie įtraukia žmonės ir tada pasidaro leveliai sunkus ir tu pripranti prie to žaidimo ir tu nori pereiti. Ir taip pat pripažinkime, kad kiekvienas iš mūsų kažkiek turim egoizmo ir tai sunervina ir mes norim pereiti tą levelį, nes sunervina. Mane sunervino, tai aš ištryniau pagaliau. Tai aš manau, kad šiame žaidime yra šiek tiek apgaulės. Gal ne tik ir šiek tiek. Ir taip pat jo visa sukūrimo ir sėkmės istorija tikrai turi keistų dalykų savyje. Tai ar aš sakau, kad nieks neturėtų jo žaisti? Ne. Galit žaisti. Gal aš durna ir jums labai patiks ir jūs viską pereisit. Bet tikrai manau, kad čia yra kažkas keisto. Pasidalinkit savo nuomonę. Pasidalinkit, ar esate žaidę šį žaidimą ir taip pat pasidalinkite, ar jūs užkniso šis žaidimas. Aišku, viską, ką aš sakiau, išskyrus tų dalykų, kur iš svetainių ištraukiau, tai yra mano nuomonė. Ir mano nuomonė yra, kad bent šiek tiek yra apgaulė šiame žaidime, bet aišku, kuriame žaidime nėra tos bent mažytės apgaulės. Ačiū, kad peržiūrėjot visą mano video, tikiuosi jums patiko. Ir jeigu tu peržiūrėjai visą mano video, kas tau negerai?